Kas nutiks netikėtai? Šventė. Kažkur toli, kažkas iš toli gali jūs pakviesti į šventę. Galbūt vestuves. Vat. Gali pakviesti būtent vyrukas, damas. Taip, tikrai kvepia vestuvėm. Jūs čia dar galvosit, verta važiuoti, neverta, gal dar kažką. Neabejokit, ko taip abejingai žiūrit, ar verta važiuoti į šventę. Šventėje galite susipažinti su kažkokiu nauju vyruku, damos. Taip, naujas tai yra visiškai kelias. Tai turėtų būti lėtai, tačiau jum viską pagreitins. Šitą procesą, susipažindinimo procesą, ne, pagreitins. Matyt, atėjo laikas po visų nesėkmių, ne, po įskaudinimų, po kažkokių skaudžių skyrybų, ne, matyt, atėjo laikas, taip, pagal teisingumą. Štai taip, pagal teisingumą jum ateina vyriškis, taip jis bus šaltas, taip jis bus kažkiek užsidaręs, galbūt netoks veiklus, ne kaip norėtųsi, toks tylesnis, toks ramesnis, toks, tačiau tai nėra blogai, jis yra labai gabus, labai protingas, gali elektronikoje gerai gaudytis, ne, galbūt dirba kažką tokio įdomesnio negu paprastai, ne, tad šitas vyrukas, žiūrėkit, kaip tik pora. Šitas vyrukas jums bus atsiųstas pagal tai, kad jūs jau viską praėjot, visą savo nuodėmės, ne, visą savo karmą, viską atidirbot, pailsėjot ir dabar jums ateina štai toks nuostabus vyrukas. Na kągi, sėkmės.